Jau šaikelė, labas rytas. Taip, ką pas mus 5 valandos 28 minutės, minus 20 laipsnių. Ką mes nusprendėm, kaip visada, važiuoti kažkur už Panevėžio į lenktynės. Ja, su manim draugai. Labą rytą. Marekas Evaldas, dar važiuojam Sanę tėvuką paimti. Senai nebuvom gonkėse, važiuosim su CF-u. Žiūrėsim, ką gali iš savęs parodyti Mūdas, tipo bandytas daryti gonkiam. Aš jau gan neblogai su juo pasivažinėjau, jau žinau minusus pliusus, šiandien pamatysit patys ir daugiau pabandysiu apie tai papasakot. Labai šalta, visio, lekiam pasiimti Sanios, kavos ir varom. Minus 24 laipsniai širvintuose, kuras pilasi, tuoj mes įpilsim kavytės. Bet archūno šiandien. Viskas gerai, kebra. Gelbė paminiau. Tiekam. Nu tai ką tu, pasiruošęs? Nori kažką pasakyti? Kol kas ne, varom registruoti. Ką, hebryčia? Всё, jau susirinko, ledo čempionas su mumis. Tai va, vienu žodžiu, tenais bus autokrosas, ten bus vaikų trasa ir toliau dar yra jau mūsų trasa. Tai va, vienu žodžiu, užsiregistravom, numeriuką gavom, viskas. Temperatūra laukia jau tik tai 13 laipsnių 14, tai jau daug geriau nei buvo, nes buvo minus 25. Važiuoju šiandien su Mūdu, nežinau kaip seksis, tikrai nepretenduoju aš ten į pakilas, nes tikrai atvažiavo rimtų veikėjų, rimtos chebros, atvažiavo kanamų, tai gerai, nu, žiūrėsim kaip mums seksis, kas iš šito visko gausis. Kamerą ant šalmo turiu, 4 važiavimai, tai vienu žodžiu matysim. Kažką bandysim parodyti išeis. Šaika, va, prasideda litrų klasė, turim 3 pogrupius, po 5 važiavimus kvalifikacijos, po to 7 ratai bus finalas. Žinau, trasa labai slidi, nežinau kaip CF-as save parodys, o labiausiai nežinau kaip aš save parodysiu, tiek laiko nevažinėjęs, bet saulytė šviečia, nuotaikos geros, žmonių daug, hebros pažįstamos dafiga, tai vienu žodžiu padarykit savo skanukų. To įjungsim kamerą nuo šalmo ir pamatysi šitas bulių kautinė šaika. Davai! O jei susidomėjai ir jei tau reikia aksesuarų arba aprangos, šalmų ir viso kito, numeris čia, skambink, mes viską tau padėsim. On my way to getting paid, so much money I forgot how much I made. There's a difference between us, we are not the same. At the Mueller, me so boots, I'm in a different lane. Different league, baby, it's a different game. On the knees, baby, get that different brain. I go up another level, make that money rain. I go dark, I go metal, I go Max Payne. Fine girl, she into me, say that she from Italy. Came with 2 friends, looking like the Holy Trinity. Wanna use my phone, she said that she just tryna ring. Got a feeling it's a setup, got a ting-a-ling. She don't want relationship, she just wanna fling. Mes matėm. Visi viską matė greičiausiai. Labai sunku važiuoti su Mūdu, ratai neišsisuka labai daug. Nepaleisi iš šonų, pas visus padangos raižytos, mes su naujom važiavome, nu bet nieko. Kol kas pirmas važiavimas pravažiuotas, dar laukia keliai. On my way to getting paid, so much money I could
we are not the same. And the mule me so boots, I'm in a different lane. Different. Trečias, dabar antras. Abejoju, kad pirmas atvažiuosi trečią kartą, bet reikia nors antralą atliekti. Bet barzdas sušalas. Ką važiuojam? Reikia orą patikrinti padanguose. Spotted a line at the corner of my eye. She got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line. Demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Two man step, I got my ting on me, so don't even try that shit. Make it clap like I wanna hold on. Antras, trečias važiavimas, antras, jo, liko finalas. 7 ratai. Ble, dabar tos 5 ratus pravažiavau, vapščiai net nepajaučiu. Nu ką dabar, tai ką dabar? O dabar ateis... Išbandymų diena. Jo, dabar gausiu pizdakėlio. Nu, žiūrėkit, škebra, pasirodo galima ir su mūdu kažkiek važiuot, nu. Su nuleistom padangom. Nu. Gerinti rezultatą. Tai vat, kažkas padrašė komentaruose Facebook'e, 12 ratai jau praeitas dalykas, nieko gero nevažiuoja. Važiuoja! Nu, vis kaip sakė mano senelis, svarbiausia tarpinė kokia stovi. Made in Poland from Lithuania. Tai ja, ne, aišku, toj bus finalas. Dabar iš finale bus visi kanamai. Tai kiek ten bus? 3-5 kanamai. Poliaris ir pora CF-ų. Nu tai svarbiausia paskutiniam net važiuoti. Ką, pas mus pusvalandis yra pertraukos, einam kažką užkasim, atsigersim biškį limonado, nes gerklė perdžiuvo. Ir važiuosim į startą. Stopara, kaip jūs nutrim? Jau trečią kartą. Tai sriegis mažysta. Ne, tai tada sriegis mažysta. Traukiai išlindo? Atsistukė, nu tai... Nuo praeitą kartą anos pusė išbūna. Aš plinto nebuvo. Ne, tai kebra... Reikia iš per 2 gaikės suspausti, kitaip nieko nebus. Ne, bet čia yra, aš jums galiu pasakyti, kad tada yra išplakta... Jo, yra... Nu tai va, tėvas neprižiūrėjo vaikui keturačio. Nu nieko, vis tiek jis ne mano grupiai buvo. Trisutsai, очко šatoje. Viljamas kažkur čilino prie kopų dabar. Ja, su CF-u galima važiuoti, aišku, sunku ir tikrai galėčiau daug geriau pravažiuoti, jeigu važinėčiau, o ne gerčiau tarhūną. Bet aš paskutiniais 8 mėnesius ilsėjausi nuo gonkių, net nuo pakatuškių, taip vadinamų, ir taip toliau. Tai toks va rezultatas. Trečias, antras ir dabar nežinau, 5, 6 kažkur taip. Nu bet, kas, iš 17 dalyvių 6 atvažiuot su mūdu, CF-u, tarp paruoštų kanamų ir poliarių. Ha! Normaliai.
Tai va, Šakelė, tokia serija. Nežinau, ar mes lauksim apdovanojimų. Ir dar didžiausias prikolas tame, kad sportininkai mane vienų ratų lenkia. O jūs matėt, kai aš pisau į kupstą? Aš apsisukau. Tai va, čia labai toli buvo, mes šitą. Aš apsisukau, jie mane po to pavijo. Aš taip ir nesupratau, kodėl. Jo. Mane ten aš labai arti šieno pasiėmiau, pisau su ratu ir mane apsuko. Nu, ir pirmą ratą ant 3 posūkių, kur reikėjo labai lėtai važiuoti, taip norėjau, blėt, visus pavyt, kad iš nei vieną posūkį nepataikiau ir viską supisau. Nu bet ką, iš tikrųjų esu patenkintas. Nu, blembas, tiek laiko nevažiavęs, su cefu, su mūdu, su nepjaustytom padangom, tarp sportsmenų, kažkoks blogeris atvažiavo, vis tiek kažką parodė. Nu, nelochas, ne paskutinis. Nu ką, Šakelė, tokia vasireikia gavosi. Vienu žodžiu, ką noriu pasakyti. Tikrai žinau, kad jaunimo daug žiūri mane. Šaike, jaunimas ypač, sportuokit. Jeigu norit kažko pasiekti, reikia važiuoti daug ir važiuoti ne į Pakatuškės, o į trasas, nes iš tikrųjų labai sunku važiuoti buvo man šiandien. Kažką parodėm, nežinau, kol kas kelintas likau, įmesim po to skrajutę, kai žinosiu pilnai viską. Bet tikrai ne prizinėse vietose. Nu bet, tokios vat lenktynės. Toks vat pirmadienis, вообще neįprastas. Taip paminėjom vasario 16 dieną. O sekantis video bus, kaip minėsim Valdemarkos 35 šaik. Oi, labai daug pilkų atspalvių. Dėkui visiems, kas žiūrėjot. Ačiū, kas pastatėt laiką. Parašykit savo komentarą, pasiilgot. Ir visiems geros darbingos savaitės. Ate, o mes namo.